Tai aš labai stengsiuosi trumpai prisistatyti. Jeg vil fortelle kort om meg. Aš bažnyčioje tarnauju ir esu išgelbėta nuo 2014 metų. Jeg er frelst siden 2014, og jeg tjener i kirka. Aš nepasakiau savo vardo, bet jau sakė Paulius Rima vardu. Jeg sa ikke hva jeg heter, men Paulus sa at jeg heter Rima. Iš Klaipėdos, Fra Klaipėda. bet ne visai Klaipėdoje gyvenau. Men jeg bodde der ikke alltid. Biblijoje parašyta, kad Dievo keliai ne mūsų keliai, Dievo mintis ne mūsų mintis. Det står i Bibelen at våre veier er ikke Guds veier. Ir iš tikrųjų, kai Dievas pradeda įgyvendinti savo planą, tu net negalvoji, kad tu į tokius linksmus amerikietiškus kalniukus pakliūsi. Og når Gud starter sin plan, har du ingen peiling på at du skal være som i amerikanske opp og ned og sånn. Tikrai taip. Nes aš niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad aš būsiu bažnyčios tarnautojas. Så jeg har aldri tenkt meg at jeg tjener i kirka. Bet nuo beveik pačios įtikėjimo pradžios nėra buvę laiko mano gyvenime, nėra buvę tokių metų apskritai, kad aš kažkur netarnaučiau. Men siden jeg startet i kirka, så var det ikke sånn at jeg ikke tjente helt. Nes aš kitaip ir nesuprantu krikščionybės. Fordi jeg forstår ikke kristendom annerledes. Nes Biblijoje labai aiškiai parašyta Jokūbo laiške. I Bibelen er det skrevet Jakobs brev veldig klart. Nereikia, pacituosi. Tikėjimas be darbų koks? Troen Miras. uten arbeid er hva? Død. Paulius laiške korintiečiams sakė, Paulus i Korintere sa, neimkite Dievo malonės veltui. ikke ta Guds nåde gratis. Taip. Ir tada romiečiams 12 skyriui pirmą eilutę jaučiu mintinai mokat. Romerne 12 dere vet selv. Paulius rašė, Paulus skrev, aukokite savo kūnus gi deres kropp kaip gyvą, som en levende, šventą, hellig, Dievui patinkančią slik at Gud liker, auką. offer. Tai yra jūsų dvasinis tarnavimas Deres åndelige tjeneste, arba tai yra garbinimas. eller prisning. Ir kitaip kalbant, tai yra gyvenimo būdas. Annerledes, det er en livsmåte. Todėl aš įsivaizduoju, kad kiekvienas krikščionis turėtų panašiai mąstyti. Jeg tenker at alle kristne må tenke likt. Jėzus Kristus ant kryžiaus nieko negailėjo, viską atidavė. Jesus ga alt på korset. Tai vienintelis dalykas, kaip mes galim dabar atsakyti, tai aukoti savo gyvenimus. Eneste svar vi kan gi er å ofre våre liv. Nes meilė geriausiai išreiškiama yra ne žodžiais, bet veiksmais. Fordi kjærlighet blir vist best ikke med ord, med det at du gjør noe. Ir taip apytiksliai 9 metai tarnystės. Cirka 9 år i tjeneste. Šiai dienai esu jaunimo lyderė, paauglių tarnavimas, vaikų tarnavimas. I dag er jeg ungdommens leder, tjener barn og tenåringer. Karts nuo karto pamokslauju bažnyčiai, kai reikia. Av og til preker jeg når det trengs. Ir atrodo per visos tas 9 metų tokį maratoną Også i de alle 9 år, net buvo taip, kad trūktų jėgų. så var jeg ikke sliten. Nebuvo taip, kad, kaip čia pasakius, kad nenorėtum, netrokštum. Det var ikke sånn at jeg var ikke villig. Nes, kaip Biblijoje yra parašyta, kad iš mūsų vidaus trykš gyvojo vandens versmės. Når det sier i Bibelen at utifra oss skal det komme levende vann, Aš visą tai pasakoju, nes prieisim prie tokios kulminacijos. så kommer vi til en kulminasjon. Žinoma, kaip ir pas kiekvieną, būdavo gal kažkokių ten nesutarimų, būdavo sausas sezonas, būdavo klestintis sezonas. Så kanskje det var krangler som hos alle, litt tørrere eller våtere. Bet tu žinai vieną dalyką, Men du vet en ting. kad nieko geriau, kaip Jėzų Kristų, tu nepažinosi, nepažįsti ir niekada nieko geresnio nebus. Det finnes ingen bedre enn Jesus. Ir Biblija aiškiai sako, Bibelen er klar. kad tikėjimas be darbų yra miręs. At troen uten at du gjør noe, er død. Tačiau 2021 metais Men i 2021 į mano gyvenimą atėjo košmaras, kuris buvo nesapnas, o iš tikrųjų buvo košmaras realus. kom det en mareritt som ikke var drøm, men det var ekte. Aš niekados iki to gyvenime nebuvau patyrus panikos priepuolių ir mano gyvenime prasidėjo labai realūs stiprus panikos priepuoliai. Jeg hadde aldri panikk, men jeg begynte å få panikk. Kai aš sakau stiprus panikos priepuoliai, Sånn sterk panikk. aš kalbu, kai žmogus praranda saliginai tokį aplinkos sąmoningumą, Til og med at du ikke forstår hva som foregår rundt. pradeda drebėti, Begynner å riste.
Tau yra kalbama informacija, tu jos negirdi. Du får informasjon, men du ikke forstår den. Bet kada, bet kur gali sugniupti ant žemės, pradėti verkti. Alltid kan bare begynne å gråte for deg. Naktimis būdavo jau eini miegot, Om natta er det sånn at du vil legge deg, atsiguli legger deg, ir tiesiog išpila karštas prakaitas. og så begynner du å svette. Pulsas padidėja Hjerten banker, ir tu nesupranti, kas vyksta. og så du forstår ikke hva som foregår. Tai yra juodas košmaras. Det er en svart mareritt. Ar tai pakenkė man, aš ištekėjusi, man ir mano vyro santykiams? Var, Kažkiek taip. var det dårlig for familien? Litt. Nes aš nežinojau, ką daryti, tiek ir mano vyras nežinojo, ką daryti, be to, kad žinoma meldėmės. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men vi ba Ir tas sezonas, den sesongen. tai yra visiškas dykumos sezonas mano gyvenime. Det er tørr. Desert season. Det, Ir pavyzdžiui, aš esu netekusi mamos, Jeg mistet mamma. tragiškai. Tragisk. Ir aš kažkada pagalvojau, aš tiek neblioviau ir neverkiau, kiek aš per šito panikos sezoną savo gyvenime. Jeg gråt aldri så mye som i denne panikksesongen. Ir atrodo, meldžiausi Dievui. Og jeg tror at jeg ba til Gud. Tas maldas, žinot, kaip atrodydavo? Vet dere hvordan? Ateini į maldą, Kommer til bønn, atsiklaupi, setter på knærne, tik užleidi šlovinimą, starter musikk, jau bliauni. og så gråter du. Ir taip valandą gal, I en time kanskje. bandai kažką ištarti, Prøver å si noe. bet suprantat, kas yra panika? Panika yra chaosas. Vet dere hva er panikk? Det er kaos. Ir tas chaosas niekada nenurimsta. Og så slutter den aldri. Visus ginklus traukiuosi, kokius tik žinau, surišinėjau, išvarinėjau, laiminu, ko tik ten nedarydavau. Jeg brukte alle våpen jeg visste, velsignet, bundet og så videre. Ir nepaisant to, Uansett kad niekas nesikeisdavo, at ingenting forandret seg. po maldos nepalengvėdavo, Etter bønn var det ikke lettere, aš vis tiek nieko geriau nežinojau kaip Jėzų Kristų. men jeg visste ingen bedre enn Jesus Aš vis tiek Kristus. tarnaudavau bažnyčiai. Jeg tjente kirka. Atrodo, tu nieko negali duoti, nes tu neturi ko duoti, Du kan ikke gi noe fordi du ikke har noe. bet patikėkit manim, kiekvieną kartą šventoji dvasia iškeldavo ką duoti. Men tro meg, Helligånd ga meg hva jeg skulle gi. Ir daug kas manęs klausdavo, tai kodėl tu, nes tai buvo dėl darbo, tai panikos priepuoliai prasidėję, kodėl tu nekeiti darbo? Mange spurte meg fordi at panikk var på grunn av jobb. Hvorfor bytter du ikke jobben? Nes aš giliai širdyje Fordi dypt i hjertet žinojau, visste jeg kad tai nebus išeitis. at det blir ikke løsning. Jeigu aš išeisiu ten, kur man ale ramiau, didesnis komfortas, nieks nuo to nepasikeis dėl vieno dalyko. Fordi hvis jeg bytter plass hvor det er bedre, Dievas atsiūs vis tiek tokią situaciją, per kurią aš turėsiu vis tiek eiti ir išmokti tai, ką jis nori mane išmokyti. ingenting skal endre seg fordi at Gud skal gi meg en situasjon hvor jeg skal lære. Kažkam galbūt skamba baisiai, kaip gali mylintis Dievas, mylintis tėvas leisti patirti tokius dalykus. Kanskje det høres dårlig ut hvordan en far som elsker kan la deg oppleve slike ting. Kaip jis gali daleisti tokį skausmą, kad aš netgi savo vyrui būdavo kartais sakydavau, keldavau klausimą, ar tu žinai, dėl ko žmonės žudosi? Hvordan kan Gud gjøre sånn? Fordi at jeg spurte min mann, vet du hvorfor folk tar livet sitt? Bešlovė Dievui. Herlighet til Gud. Šiai dienai aš esu visiškai laisva I dag er jeg helt fri, ir aš perėjau šitą sezoną, og jeg gikk gjennom sesongen tik dėka 3 dalykų ir dabar pasakysiu juos. på grunn av 3 ting, som jeg skal si nå. Šventoji dvasia vieną dieną, kai jau drebantį į darbą, Helligånd en dag da jeg gikk til jobb, og sako man, forteller meg, įsivaizduokite, eini gatvę, šaligatviu tenk du går, ir sako man, Rima, tu turi išpažinti, kas tu esi Kristuje Jėzuje. Rima, du må si hva du er I Kristus Jesus. Ir man iškart pirma mintis, argi aš jau taip nedariau. Første tanken, har ikke jeg gjort det? Bet skirtumas buvo tai, kad šventoji dvasia liepė tai daryti. Forskjellen var at det var Helligånd som fortalte meg å gjøre det. Ir aš eidama tuo šaligatviu, gatvėj, į darbą, užbalsiu pradėjau kalbėti. Jeg var på vei til jobb, og jeg begynte å snakke lavt. Kaip pirmas laiškų Petrui parašyta, aš esu Dievo išrinktoji, Dievo pašauktoji, Dievo pateptoji, karališkoji kunigystė.
Som det sier i 1. Petter, jeg er kalt av Gud, jeg er kongelig prest, kad aš esu protinga, jeg er smart, kad aš esu gabi. jeg kan. Ir aš taip tokia, žinokit, tokių epitetų, visokių gražių dalykų pradėjau savo kalbėti. Og så jeg begynte å si disse vakre ting. Ir aš, kadangi aš pati žinau, kas vyko, aš žinau, kad vyko antgamtinis dalykas, Og jeg vet at det var noe som var overnaturlig. toks jausmas, kad mano kraujas grįžo į venas. Og så det var en følelse som om blod kom tilbake til Ar, ar po to viskas va taip iš karto ir pasibaigė? Var alt bra så enkelt? Ne, čia buvo pirmas etapas. Det var den første etappen. Šventoji dvasia man gražino tikėjimą. Helligånd ga meg troen. Tikėjimą tuo, kad Dievas kalba apie mus. Det Gud snakker om oss. Nes iki tol, kai tu esi beviltiškoje situacijoje, tu bandai įgriebtis kažką daryti, kad padaryti. Så når du har det dårlig, så prøver du å gjøre noe for å gjøre noe. Bet jeigu mes netikim, kad Dievo žodis yra taip ir amen, kad tu toks ir esi, kaip Dievas kalba, tol mes netrakinam tos jėgos esančios ten. Hvis du ikke stoler på at det Gud sier er sant, kan du ikke åpne Guds kraft. Taip, antras dalykas. Nummer 2. Dievas liepė man eiti susitvarkyti su savo galijotais, tai su baimėmis. Jeg måtte gå og kjempe galioter. Det at jeg er redd. Atsimenu, kai reikėjo eiti pas vieną žmogų, per kurį man ir buvo įvarytas visą tą baimę, einu, vat parašo pasimti. Jeg måtte gå til en mann som jeg var skremt av å ta en undertegn sånn helt ristende. Kito kelio nėra, tu turi išstoti prieš savo baimę. Det finnes ikke annen vei, du må stå mot det du er redd for. Ir kiekvieną kartą einant, darant tai, ko tu bijai, vis mažiau bijosi. Og hver gang du gjør det du er redd for, blir du mindre og mindre redd. Ir trečias dalykas, kas buvo svarbiausias. Nummer 3, det viktigste. Net kai nejauti, net kai nematai, niekados neapleisti maldos. Når du ikke ser, ikke føler, ikke slutt å be. Nes mes nežinom, kaip šventoji dvasia, kada ir kur mums padeda. Vi vet ikke hvordan Helligånd hjelper oss. Kodėl aš tai pasakoju? Retorinis Hvorfor klausimas. forteller jeg det? Nes kai viskas susitvarkė, kai iškovota buvo ta pergalė, metai laiko man truko šį panikos priepolį. Så da jeg klarte å gå gjennom det, panikk hadde jeg i 1 år. Vieną naktį prieš konferenciją, En natt før konferanse. kas yra susidūrę su panikos priepoliais, jau jaučia kūnas, kada pareina panika. Hvem hadde Jaučia panikk? dar, ne? Hvem hadde panikk? Dere kan føle når det kommer. Guliu lovai Du ligger i senga, ir jaučiu, kaip pareina panika. og så føler du hvordan panikk kommer. Aš guliu. Jeg ligger, Ir sakau, velnes, og så sier jeg djevel. gal tu mano kūną paliesi, Kanskje du skal liksom klare å nå kroppen min. bet mano mąstymo, Men- mano širdies, mano sielos ir dvasios tu neturi teisės liesti. Men min tankemåte, hjerte, sjel og ånd har du ikke rett til å berøre. Aš esu Dievo nusavybė. Jeg tilhører Gud. Ir sakau, man nerūpi, gal aš neišmiegosiu šią naktį, Kanskje jeg skal ikke sove, jeg bryr meg ikke. bet tu nebepaimsi tai, ką tu buvai paėmęs prieš tai. Men du skal ikke ta det du hadde før. Ir taip man Dievas vėl parodė, kaip turim išmokti paimti poziciją. Og så viste Gud hvordan må du lære å ta posisjon. Kaip bebūtų, Uansett, išlipus iš va šitos didžiausios tikėjimo kelyje dykumos, da jeg forlot det desert av troen, praėjus ten kažkuriam laikui, tarp mūsų, nu aš jaunimo lyderė, tarp mūsų jaunimo prasidėjo tokia trintis. etter hvert var det litt Nesutarimai. krangel i kirken. O kas esat vadovai, lyderiai, tarnautojai, žinot, kur viskas pareina, De tu kaltas. ledere vet hvordan det går, det er din skyld. Ir buvo, nu, toks žmogus, žodžiu, kur aš realiai gaudavau dieną, naktį, žinutės, tas negerai, tas blogai, kodėl taip, kodėl ne taip. Så fikk jeg meldinger dag og natt fra en person, hva var riktig, hva var galt, sånn og sånn. Tai susipyksta su vienu, bėgi to gaisro gasinti, praeina 3 dienos, jau su kitu bėgi gaisrą gasinti. Du krangler med en, så klarer du å fikse det etterpå, krangler med en annen, og så fikser det, og så går det sånn. Minėjau, kad vaikų tarnavimo dar lyderė buvau. Mamos kažko pradėjo skūstis, tai tas negerai, tai tas blogai, tai čia to nėra. Så til og med mammaer i barnetjeneste begynte å si at det og det mangler.
ten tokios replikos ir atrodo, tu žinai kaip žmogus ir kaip tarnautojas ir apsišvietęs, kad nieko nereikia priimti asmeniškai. Ar jums tai pavyksta? Nu, nemanau. Og du vet at du skal ikke ta det personlig, men kan du gjøre det praktisk? Ikke så lett. Ir aš supratau, kad aš nebegaliu. Og så skjønte jeg at jeg kan ikke mer. Atrodo, vieną mūšį laimėjau, bet šitos kovos žiūriu, kad aš neįveikiau. Det ser ut som om du vant en kamp, men du kan ikke vinne hele. Ir vieną det. kartą aš ateinu, čia 23 metais, ateinu į maldą Kommer en gang til en bønn i Aš- 23. ir aš tariau Dievui. Så sa jeg til Gud, Sakau, viešpatė, Gud, aš nebenoriu, aš nebegaliu tarnauti. jeg vil ikke tjene mer. Aš noriu eiti lauk. Jeg vil gå bort. Aš tave myliu, aš iš bažnyčios nenoriu eiti lauk. Jeg elsker deg, jeg vil ikke forlate kirken. Aš kalbu, kad aš 9 metus visiškai buvau atidavus ir tebe esu atidavus gyvenimą Kristui 100%. Jokio atsisukimo atgal. Og så snakker jeg om det at jeg tjente Jesus i 9 år uten å se tilbake. Bet man tiek skaudėjo, Og det var så vondt. kad man atrodė, kad aš nebegaliu. Det var som om jeg ikke kunne mer. Ir aš išgirdau Dievą. Så hørte jeg Gud Vieną žodį. et ord. Ištverk. Klar det, Ištverk. gå gjennom. Ir tada momentaliai šventoji dvasia parodė vieną rašto vietą. Nu, priminė, mąstėme, ar ne? Og så Helligånd minnet om et vers. Tai buvo tiesiog iškart Hebrajams 10:36. Hebreerne 10:36. Galite atsiversti. Dere kan åpne. Hebrajams 10:36 parašyta. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte tai, kas pažadėta. For dere trenger utholdenhet, for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan få del i løftet. Jeigu tu vykdai Dievo valią, Hvis du utfører Guds vilje, bet neturi ištvermės, men ikke har utholdenhet, yra didelė tikimybė, kad tu jos iki galo neįvykdysi. er det sannsynlig at du ikke klarer å gjøre det. Ir kaip čia sako, Så sier det, kad tikimybė tada, kad negausi tai, kas yra pažadėta. du skal ikke få det du har lovet. Ir aš klausiausi, galė sėdėdama, Ramūnas, ar ne pamokslavo prieš tai? Ramūnas. Jeg hørte på Ramonas. Ir momentais galvoju, yra tų panašumų bus mūsų žodėje, jūs išgirsit. Det er like tegn i våres preken. Bet reiškia, laikas yra tai girdėti. Det er tid å høre det. Ir labai įdomus faktas, Det er veldig interessant kad visas sekantis 11 Hebrajams skyrius, at neste kapittel 11 av Hebreerne, o iš tikrųjų skyrių žinot, ar ne, kad nebūdavo, šiaip visa Evangelija yra, laiškai, vienas didelis laiškas, nebūdavo seniau skyrių. så før var det ikke kapitler, det var bare et brev. Kaip greitai išsivertė, atrodo, aš tiek daug pasakiau. Okay. Tai ten yra, kas žinot, apie tikėjimų vyrus ir moteris. Det er om troens menn og kvinner. Ir dauguma krikščionių, kai trūksta motivacijos, atsiverčiam Hebrajams 11, prisipumpuojam tikėjimo ir varom toliau. De fleste som mangler motivasjon åpner Hebreerne 11 og pumper opp. Ir visi sukoncentruoja, aha, tam pavyko, čia gerai, varom į priekį. Så konsentrerer vi klarte, det gikk bra, vi går foran. O paskaitykim Hebrajams 11:13. 11-13 Hebreerne. Ir aš irgi geriau iš Biblijos paskaitysiu. Skal også lese fra Bibelen. Ir ten yra iš tikrųjų tokia realybė, kurios nieks nenori girdėti. Der er det realitet som mange ikke vil høre. Dalis tų tikėjimų ir vyrų yra jie. Ir čia parašyta. En del av de troende menn og kvinner, så står det. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Alle disse døde i tro uten å ha fått det løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Mes ten žinom istorijoms. Mozė, Gideonas. Vi vet historien Moses Gideon. Mes žavimės. Vi tror at de er Ir flinke. ten yra po to tokie žodžiai. Og så står det, Jie buvo pjūklais pjaustomi,
De var liksom, andre gjorde dårlige ting mot dem. akmenimis užmėtomi, De var kastet av stein. visų atmesti, Andre ville ikke ha noe med dem å gjøre. pasaulis laikė juos nevertais, Verden tenkte de var ikke verdt. su jais buvo elgiamasi žiauriai ir jie buvo realiai žudomi, Ja, de var drept. kaip ir Ramūnas pasakojo, kas ir dabar vyksta, Som Ramuna sa, noe som foregår nå også. bet jie išlaikė tikėjimą iki galo. Men de hadde holdt troen Ir tai yra til pats slutt. svarbiausias ir brangiausias dalykas. Og det er det viktigste og mest Ir kai kurie jų išlaikė tikėjimą iki galo, negavę čia žemėje pažadėtų dalykų. Og de til og med hadde troen uten å få det Gud har lovet dem. Ir aš galvoju, Dieve, kas juos taip išlaikė. Og så tenker jeg, hva har holdt dem sånn? Ir yra du dalykai. To ting. Žinoma, tai pats tikėjimas, Selve troen, realiai tikėjimas. på ekte troen. Nes daug žmonių tą tikėjimą priima, mes eisim į gilį, šabloniškai labai. Fordi mange ser på troen sånn veldig enkelt. Jo, aš tikintis. Jeg tror. Bet iš tikrųjų tikėjimas tai yra gyvenimo būdas. Men egentlig, troen er en måte å leve på. Ir antras dalykas, Nummer 2, tai būtent yra ištvermė. utholdenhet. Nes vargu ar be ištvermės, be charakterio ištvermingo, tu gali ištverti, kai tave akmenim apsvaido, apspjaudo, išmeta iš darbo ar dar kažką padaro. Og uten utholdenhet er det ikke sikkert at du kan klare når andre spytter på deg, kaster stein, du mister jobben osv. Ir kaip minėjau, kodėl tai svarbu? Hvorfor er det viktig? Matot, aš galiu turėti tikėjimą, Ser dere, jeg kan ha tro, bet jis gali būti negyvas. men den kan være død. Jis gali būti tiesiog neveiksmingas. Den kan være at den ikke funker. Aš galiu turėti tikėjimą, gėduoti Jėzui, sakyti, kaip aš jį myliu, Jeg kan si hvordan jeg elsker Jesus, synge til ham, bet tai mano kaimyno nesušildo, tai mano kaimyno nepamaitina. men det gir ikke noe til den som er ved siden av meg. Aš galiu tiesiog turėti tikėjimą, bet vis tiek neįgyvendinti Dievo valios. Jeg kan ha tro, men fortsatt klarer ikke å utføre Guds vilje. Ir tai todėl, kad, ir būtent dėl to mums reikia ištvermės. Og derfor trenger vi utholdenhet. Nes kai tu pradėsi tarnauti ir jūs jau dauguma, kurie tarnaujat, jūs turit pastebėti vieną ir tą patį dalyką. Og når dere starter å tjene, og de som tjener, må merke en og samme ting. Kad tiek fiziškai, tiek dvasiškai pareina priešiškumas. Fysisk og åndelig kommer motstand. Tu susilauki iškart atstumimo. Du får rejection. Yes. Ir tu taip pat susilauki to priešiškumo Og så at andre er mot deg. ir suspaudimo. Og press. Ištvermė graikų kalboje reiškia, o Naujasis testamentas yra graikų kalboje parašytas, Utholdenhet på gresk, og Det nye testamentet er på gresk, tai reiškia laikytis. betyr det å holde. Ane, kai mes įsivaizduojam, kai gelbėtojas išmeta ar ne gelbėjimosi ratą, ką tu darai, tu tik stengiasi laikytis. Så når han som redder kaster sånn rundt når du svømmer og ja, du må holde fast i det. Nepasitraukti, Ikke gå bort. o pagundų kyla pasitraukti. Aš pati ką tik liudijau. Og du tenker ofte at du skal avslutte. Jeg har snakket om det. Neišsigasti ir nepasiduoti Ikke bli redd og ikke gi opp. sunkumams. Vanskeligheter. Taigi, kai yra lengva, kai yra komfortas, kai gauni padėkas, tau nereikia ištvermės. Når det er lett andre tanker deg, du trenger ikke utholdenhet. Tau nereikia ištvermės, kai tu esi on top, žinai, pats mėgiamiausias žmogus. Du trenger ikke utholdenhet når du er på toppen og alle elsker deg. Tau nereikia ištvermės, kai banko sąskaitoje yra pakankamai pinigų. Du trenger ikke utholdenhet når du har nok penger. Nereikia. Trenger ikke. Tau ištvermės reikia tada, kai tu esi diskomforte, kai esi nepritekliui ir kai esi atstumiamas. Du trenger utholdenhet når du har ikke nok penger og andre vil ikke snakke med deg. Tau reikia ištvermės, kaip liudijau, kai atrodo visą save atiduodi, bet nieks neina į priekį. Og du trenger utholdenhet når du gir hele seg og ingenting skjer. Kai smegenys ir tavo mąstymas nesupranta, nes Dieve, aš viską darau ir stengiuosi daryti, kaip tu čia žodėje nurodėjai. Når hjernen og din tankemåte ikke forstår hva som skjer, fordi du tenker at du gjør alt som står i Bibelen. Pačiam Jėzui, kaip jūs galvojate, reikėjo ištvermės?
Trengte Jesus utholdenhet. Jam reikėjo ištvermės, jis nebūtų meldęsis Getsemanės sode, tėve patrauk šitą taurę, jeigu nebūtų reikėjo jam ištvermės. Han trengte utholdenhet. Han hadde ikke bedt i Getsemane hvis han ikke trengte det. Matau, dalis jaunimo miega, pereisim prie jūsų. Mange ungdommer sover, vi skal gå til dere. Yes. Yes. Šiais laikais I dag. jūsų kartai Deres ir apskritai žmonėms, kurie gyvena šioj kartoj, og de som I denne generasjonen, šio laikmečiu, I den tid, ištvermė yra nebesuprantama. utholdenhet ikke forståelig. Žinot kodėl? Vet dere hvorfor? Dėl kultūros daromos įtakos, På grunn av kultur, dėl komercijos ir vartotojiškumo. for at du skal kjøpe sånn. Jo, dėl pertekliaus, nes šie laikai yra įvardyjami kaip pertekliaus era. Fordi at vi har for mye, disse tidene tider hvor vi har mer enn vi trenger. Nepaisant fakto, kad kažkur kitose žemynuose žmonės neturi vandens, vis tiek ši karta yra vadinama pertekliaus karta. Uansett at det finnes andre steder at folk ikke har å drikke, vi fortsatt har for mye. Bet žinot, kodėl jaunimėlė jums labiausiai yra nesuprantama ištvermė? Dėl socialinių tinklų daromos įtakos. Vet dere hvorfor dere forstår ikke ungdommer utholdenhet? Fordi at sosiale medier gjør inntrykk på dere. Nes socialiniai tinklai jums sako, kad viską reikia gauti čia ir dabar. Fordi sosiale medier forteller dere må få alt her og nå. Socialiniai tinklai jums sako, kad nereikalingas yra procesas, kad tu viską gali nusipirkti. Sosiale medier sier at du trenger ikke prosess, du kan kjøpe alt. Socialiniai tinklai jums sako, kad yra nesąmonė eiti žingsnis po žingsnio per procesą. Sosiale medier forteller dere at det dumt å gå gjennom prosessen skritt etter skritt. Socialiniai tinklai ir ši visuomenė sako, yra nesąmonė dirbti už minimumą. Sosiale medier sier at det dumt å jobbe for Ir minimumbetaling. eiti savo darbais įrodyti darbdaviui, kad aš sugebu, aš moku, aš galiu. Og så vise til arbeidsgiver at jeg kan og jeg klarer. Socialiniai tinklai jums sako, prasispyriai duris į darbą, mokėk man iš karto 1000, nes aš turiu diplomą. Sosiale medier forteller at du sparker døren, sier jeg har Kuris diplom. greičiausiai su ChatGPT parašytas. Og for 2000 euro, men egentlig så den skrevet med ChatGPT. Jo, šiais laikais sako nesąmonė, vad grįžkim prie Dar turim. Ajajaus. Šiais laikais sako, yra nesąmonė skaityti, domėtis, gilintis, turėti kritinį mąstymą, viską už tave padarys. Va. Det dumt å lese, tenke, ha kritisk tankemåte. Alt blir gjort for deg av ja. Neskaityti Bibliją ir žiūrėti, ką reiškia graikų kalboje tas žodis, ko reikia ištvermės, reikia laiko. Fordi å lese Bibelen og se hva ordet betyr på gresk tar tid og utholdenhet. Apskritai kultūra dabar sako, yra nesąmonė eiti per sunkumus. Kultur forteller at det dumt å gå gjennom vanskeligheter. Jeigu ten biški patiri streso, Hvis du har stresset litt, eik lauk iš ten. gå bort. Stresas yra normali fiziologinė būsena, kai tu patiri nepatogumą. Mūsų organizmas taip reaguoja į nepatogumus. Stress en vanlig fysisk tilstand. Det sånn vi reagerer til problemer. Jeigu aš jaučiu baimę, tarkim scenos baimę turiu ir aš reikia man ant scenos, aš jausiu stresą ir tai yra normalu. Hvis jeg redd å stå på scenen, det vanlig at jeg skal føle meg stresset. Bet aš nenustepsiu, kad po 5 metų bus kokie gydytojo lapiukai, kad tiem žmonėms, kurie, žinai, nuo kalbėjimo bus atleidžiami, nes jie jaučia stresą atsiskaitydami egzaminą. Men jeg sikker på at om noen år doktorer skal gi lapper til folk som redd å snakke foran andre, og de skal ikke trenge å ta muntlig eksamen. Kombinacija, užsitęsęs nerimas, stresas ir įtampa, chroninis kai tampa, tai yra nenormalu. Når du har stress kronisk over lang tid, det ikke bra da. Dabar iš viso socialiniai tinklai sako, papostink kažką, nufilmuok reelsą ir gausi 10 000 sekėjų, vat ir patapsi turtingas. I dag så medier sier at ta en video, laste opp, du skal få 10 000 følgere, og ja, du skal bli rik. Kartais pakalbu su alfa karta, ar ne? Tai kam dirbti kažkokį darbą, eiti 5 dienas į darbą, aš pageiminsiu ir užsidirbsiu tą 10 000.
alfagenerasjon sier at jeg trenger ikke gå til jobb, jeg skal spille dataspill i noen timer, og jeg skal tjene Nes tusenvis av. šiai kartai nebeužtenka ištvermės net atsikelti 8 ryto, darbę būti, atsiprašau, 8 ryto ir padirbti. Denne generasjonen har ikke nok utholdenhet å stå opp tidlig og gå på jobb. Tikra ištrauka iš darbo pokalbio. Ekte fortelling fra arbeids... Interviu. Jo. Sako, kokios bus mano darbo valandos? Sako, nuo 8 iki 5. Hvordan skal jeg jobbe? Fra 8 til 5. O tai kada aš su draugai susitiksiu? Så når skal jeg møte vennene mine? Aštriau paeisim. Vi skal gå dypere. Nesąmonė yra Lietuvoje dirbti, ten kažką ten daryti, už tokias mažas algas geriau emigruosiu į Skandinaviją. Det ikke lurt å jobbe i Litauen meile. for så lite jeg skal emigrere til Skandinavia. Va ten Kjærlighet. tai bus gyvenimas. Dirbsiu viešbutyje kambarinė, dirbsiu fabrike, nematysiu artimųjų. Det skal være liv. Jeg skal jobbe i en hotell, i en fiskefabrikk, skal ikke se andre jeg kjenner. Grįšiu per šventes į Lietuvą, išleisiu visus uždirbtus pinigus, va čia tai gyvenimas bus. Jeg skal komme tilbake i jul og andre dager og skal betale alle penger og bra liv. Nes mylėti savo tėvynę, kur Dievas davė jums gimti lietuviais ir ištverti tuos sunkumus ar darbo rinkoje, dar kažkur yra nesąmonė. Og det å elske Litauen der du født og utholde vanskelighetene i arbeid eller andre steder det ikke. Kodėl aš visą tai kalbu? Hvorfor snakker jeg? Žinoma, bažnyčia juk kitokia. Kirken annerledes. Buvo iki tol, kol nepradėjo ši pasaulėžiūra terptis į bažnyčią. Det var sånn før verdens tankemåte kom til kirken. Nesąmonė klausyti tų vyresniųjų. Det dumt å høre på de eldre. Ką jie besupranta apie jaunimą, seniai kažkokie? Forstår de noe om de unge? Ta prasme, ten sovietmetis. Det Russland. Mes Europa. Vi Europa. Mes kitaip mastom. Vi tenker annerledes. Biblija kitaip nemasto. Ar buvo prieš Bibelen 2000 tenker metų, ar ikke dabar? annerledes. Var det 2000 år siden eller nå? Kitas dalykas, ką pastebiu bažnyčiai. En annen ting som jeg merker i kirka. Nesąmonė čia lankyti tuos tarnavimus. Det ikke lurt å gå til kirken. Pastoviai ten eiti. Alltid gå der. Reikia sukurti savo grupelę. Jeg må lage min egen gruppe. Va, mes tai pavarysim. Vi skal gjøre. Savo tvarkas, savo taisyklės įvestim. Vi skal klare min måte. Paulius supras, nesąmonė per jaunimo tarnavimą klausytis dar pamokslo, taigi sekmadienį išgirsim pamokslą. Det ikke lurt å gå til ungdomsgruppe, vi skal høre på preken på Reikia čia søndag. ištverti. Vi må holde ut. Ir aišku, geriau per tą laiką apsimesti, kad aš Biblijoje esu, bet iš tikrųjų skrolinu. Så det bedre å late som jeg leser Bibelen, men egentlig så scroller jeg. Nes išklausyti pamokslo, ko reikia ištvermės. Men å høre ut preken trenger du utholdenhet. Nenustebkit, kad ugdymo sistemoje greit pamokos bus sutrumpintos, nes vaikai nebeišlaiko koncentracijos. Ikke vær overrasket hvis skoletimer blir kortere fordi barn kan ikke konsentrere seg lenger. Nes tam reikia ištvermės. Fordi du trenger Nes utholdenhet. ištvermė reikalinga ten, kur tau nepatinka. Fordi utholdenhet trengs der hvor du ikke vil. O maitinti sveikai visiems patinka. Å spise sunt, alle liker. Norit ilgai sveikai gyventi. Vil dere leve lenge, Tai tau reikia ištvertas daržovės ir tau reikia ištvertas sveiką mytybą. så du må spise godt. Ir ką norėjau pasakyti, bet dar šiais laikais irgi pastebėjau tokį dalyką, kad žmonės geriau ima paskolas, vietoj to, kad sveikai numestų svorį ir susiriša skrandžius. Nes Så folk til og med tar kreditter og minsker innsiden for at de spiser mindre enn det å gå i gym. aš suprantu, kad skamba visiškai absurdiškai, Det høres helt absurd. bet aš jums sakau pasiekmes, kai nebėra charakteriai ištvermės. Men jeg forteller hva skjer når folk ikke har Nes utholdenhet. 2 savaitės gydymo yra lengviau negu 2 metai proceso. Fordi 2 uker i sykehuset lettere enn 2 år i prosess. Tačiau jeigu žmogus Hvis en mann nori pasiekti rezultatą, vil nå en resultat kuris būtų ilgalaikis som sterk, ir holder ut vaisingas, og har frukt, o vaisingas reiškia, kad ir kitas žmogus nuo to gautų kažką.
Och det betyder att det bärer frukt betyder det att andra ska få Jam nåd. būtina turėti ištvermę. Han må ha uthållenhet. Nes reiškia bus tada ir disciplina drauge, Betyder det att det ska vara disciplin sammen, ir kantrybė, uthållenhet ir stiprybė. och starkhet. Taipogi čia labai gerai, kad buvo priminti dvasiniai vaisiui. Jo. Bra att åndliga frukter blev minnet om. Žinot, kodėl pasaulis negali dabar pakęsti ištvermės? Dar viena priežastis. Varför världen liker inte uthållenhet? Nes ištvermė be kantrybės jinai negali būti. Tai yra komponentas. För det är uthållenhet utan... Jie kartu yra ištvermė ir Kaip kantrybė angliškai? Patience. endurance and patience together. Jo, ir toks dalykas. O kadangi kantrybė yra dvasinis vaisius. Det att patience är åndens frukt. Ir jis nėra šiaip, žinot, kur tu gimsti kantrus. Och det är inte så att du blir född med det. Reikia užauginti. Du må voksne. Taip. Ir koks yra dar dalykas? Också Kad mūsų didžiausias ištvermės priešas yra mūsų kūnas. största problem för uthållenhet är vår Kūniškas Flesh. mąstymas. den tankemåten. Jo, nes kai kažkas palieka nepatogu, per sunku, diskomfortas, När något blir vanskelig, pirma mintis kokia šauna, viską reikia mesti. första tanken är jag ska sluta allt. Reikia bėgti iš čia. Jag må löpa bort. Kūnas norės vis laik trauktis. Kött vill gå bort. Kūnas ieško patogesnės vietos. Kött söker efter en lättare plats. Aš grįšiu dar prie jaunimo ir bažnyčios, prisiminiau vieną gerą dalyką. Jag ska komma tillbaka till ungdomar och kyrkan. Nežinau kaip pas jūs, bet pas mus pastebim, čia yra tokia, auksinė tendencija. Och hos oss är det en sån guldtendens. Kam poreliai po tą valandą klausytis pamokslų? Varför ska du höra på preken i Jeigu sån tik timme? tokia po kem sekundžių pilna rilsų. Visst det finns reels på TikTok i 40 sekunder. Ir dėka to, kad neturi ištvermės prisivalgo to junk foodo dvasinio, Så har de inte uthållenhet, spiser åndelig junk food ir galvoja, kad jau viską išmano. och så tror de att de förstår allt. Žmonės praleidžia į Biblijos studijas, važiuoja, žmonės atiduoda visą savo gyvenimą, nagrinėdami Dievą, aukodamėsi dėl Dievo. Det är folk som brukar sitt liv och se djupt i Bibeln och har det konferenser. Kaupia patirtį. De samlar erfaring. O patirtis niekaip tik neateina, kaip didžioji dalis patirties ateina per skaudžias praktikas. Största delen av erfaring kommer genom att det är vanskligt. Ir atsistoja kalbėti ne tam, Och så snackar de inte för de. kad sekmadienį ar penktadienį ar kokį vakarą neturi ką geresnio veikti. Ja, de har ingenting annat att göra på fredag, lördag eller Bet dėl to, söndag. kad Dievas juos išrinko, Fordi Gud har utvalt dem. kad jums perduotų mokinystę ir dvasinės tiesas. Att de ska ge åndliga sannheter. O ten iškarpos po kem sekundžių Och dessa 40 sekunders klipper, nieko neduos tau bręsti, kaip čia buvo kalbama ir kaip apie brandą, tavęs neaugins. de ger dig inte att bli moden. Taip, ir pereikim prie svarbiausio, tai yra ką Biblija kalba Det viktigaste vad Bibeln säger apie ištvermę. om uthållenhet. Romiečiams 5 skyrius 3 eilutė. Romare 5:3. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę. 4 eilutė. Ištvermė, išmėginta dorybė, viltį. Och inte bara det, vi rosar oss också i trängsler, för vi vet att trängslen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker ett prövet sinn, och det prövade sinn virker hopp. Puikiai. Paradoksas. Didžiuojamės sielvartais. Vi är stolt av tristhet. Didžiuotis sielvartais. Tai yra, žmonės dažniausiai didžiuojasi kuo? Gerais rezultatais. Vanligtvis så är folk stolta av något som är positivt. Kai kažko pasiekia gyvenime, kai kažką laimi gyvenime. När de når något vinner. Bet Paulius pabrėžia, kad mes didžiuojamės sielvartais. Men Paulus säger att vi är stolta av trösthet. Sielvartas yra užsitęsęs sielos kažkoks skausmas. Och det är en
smerte over tid i sjelen. Jeigu dar geriau suprasti, tai yra, kai siela kenčia ir ilgai. Når sjelen lider i en lang tid. Bet kodėl Paulius tuo didžiavosi Hvorfor var Paulus stolt av ir det? ragino kitus didžiuotis? Og sa at andre skal også gjøre det samme. Nes jeigu tu pereini sielvartą Hvis du passer trøstheten, ir toliau eini su Dievu, og så fortsetter med Gud, tu tampi vis ištvermingesniu. blir du mer og mer tålmodig. Ir kai vėl ateis dykumos sezonas, kai vėl ateis ta mirties ir šešėlių slėnis, Og så når dødens og čia nėra- desert kommer, jo, kai tiesiog sunkumas ja, didelis, når det blir veldig vanskelig, tu žinosi jau kaip elgtis du vet hva du skal gjøre, ir tau tai sielvarto nebesukels, og så gir det ikke deg trøsthet mer. bet tu jau būsi susidūręs kad su Dievo šlove savo gyvenime. Men du skal ha møtt Guds herlighet i livet, Ir ta viltis tavyje jinai bus gyva. og håpen skal være levende. Ir iš viso tokia gal iliuzija dar nusugriausiu pas kai kurie brandus supranta, Og så jeg skal ødelegge en illusjon, men de som er modne skal forstå kanskje. kai mes tampam krikščionimis, Når vi blir kristne, kai mes atiduodam savo gyvenimą Kristui, når vi gir livene våre til Kristus, Biblijoje niekur nėra parašyta, kad mes turim bilietą ir draudimą nuo nelaimių, problemų ir skausmo. det står ingen sted i Bibelen at vi har forsikring fra dårlige ting. Nes šiais laikais malonės toks mokymas yra, ar ne, kad krikščionėms tik viskas, kas geriausia turi būti. Det er en populær måte å preke på at det er bare nåde til kristne. Bet taip nėra. Det er ikke slikt. Ir jeigu mes atvirom akim skaitom, kas Biblijoje parašyta, mes matom, kad taip niekada ir nebuvo. Vi leser med åpne øyne i Bibelen at det var aldri Ir sånn. priežastis yra labai paprasta. Og grunnen er veldig Ką aš enkel. jums ir pabrėžiau. Hva har jeg Kai understreket? pradedi sekti Kristum ir tarnauti jam, visas pasaulis priešintis pradeda tau. Når du begynner å tjene Kristus, hele verden står imot deg. Ir va būtent dėl to ta ištvermė yra tokia reikalinga. Og så derfor trenger du utholdenhet. Ir kai aš, pavyzdžiui, dar tokį pamastymą prieš tos eilutės pridėsiu, Jeg skal legge en tanke til vers. visi esat girdėję šitą iš apreiškimo knygos, kad Dievas yra alfa ir omega. Dere har hørt fra åpenbaringen at Gud er alfa og omega. Tai eiti per tą dykumą, per tą sielvartą yra daug lengviau, kai tu suvoki, ką reiškia omega. Og det er mye lettere å gå gjennom vanskeligheter når du Tai forstår reiškia, hva kad betyr Dievas yra omega. visako pabaiga. Det betyr at Gud er slutten av Tai alt. reiškia, kad pabaiga, paskutinis žodis priklauso Dievui. Det betyr at slutten, siste ord, tilhører Gud. Mano vienintelis tikslas, kai išeinu per dykumą ar per sielvartą, yra būti arti Dievo. Min eneste mening når jeg har det vanskelig, er å være nær Gud. Kūnas sielvarto sezone nori trauktis nuo Dievo, nes jis pyksta. Skjød, da den er trist, vil forlate Gud fordi den er sint. Bet dvasia žino geriau, kad kaip tik reikia būti arti šaltinio, tai yra Jėzaus. Fordi ånden vet at du må være nær Jesus. Ir vėl aš viską suvesiu. Štai kodėl sakau, neužtenka vien tik tikėti. Tikėjimas turi būti gyvas. Det er ikke nok bare å tro, troen må være også levende. Jeigu tu tikrai tiki, kad Dievas yra alfa ir omega, jo yra pabaiga, Hvis du virkelig tror at Gud er alfa og omega, hans er slutten, taip, galbūt per šį sezoną aš paliksiu su vienu ar kitu randu, bet aš būsiu gyvas ir man priklauso gyvenimo vainikas. kanskje jeg skal miste noe, eller ha sånn scars, men jeg skal ha livets seier. Aš jaunimui išversiu, ką reiškia tas gyvenimo vainikas. Jeg skal oversette hva Kodėl betyr Paulius livets. davė šitą metaforą? Hvorfor Paulus ga metaforen? Nes Paulius gyveno Romos imperijos laikais. Fordi Paulus levde i romersk imperietid. Ir po kiekvieno romėnai laimėto mūšio, kai grįždavo, jų laukdavo nupinti vainikai, parodydami, kad jie yra nugalėtojai. Og så da romerne kom fra krigen og vant, fikk de på hodet. Jeg vet ikke hva det heter. Ne karūna. Kroner, ja. Okay. Ir lygiai taip pat mums ir Dievas yra palikęs pažadą. Akkurat sånn har Gud lovet oss. Tarp kitko, ar žinot,
Ved dere Mato 24 skyriui prie didžiųjų kentėjimų, kas yra parašyta. Matteus 24, hva står ved siden av store lidelser? Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. De som klarer til slutt, blir frelst. Visi tada pradeda galvoti, ką aš nesu išgelbėtas dabar. Alle sammen tenker, så er jeg ikke frelst nå. Kontekstas yra svarbus. Kontekst er viktig. Ten yra kalba apie paskutiniuosius laikus. Der er det snakk om siste tider. Kas mes visi suvokėm, kad mes tikrai esam paskutiniuosiuose laikuose, bet mes nežinom, kuriam etape. Mange av oss vet at vi er i siste tider, men vi vet ikke hvilken etappe. Ir ten, kaip ir Ramūnas minėjo, kas kiturse valstybės jau vyksta, ir ten yra aibė, nelaimių, sunkumų, priespaudos, kuri vyks parašyta. Og så det Ramona snakket om, er at mange dårlige ting skal skje. Ir esmė yra tokia, kad užsibaigia būtent Jėzaus tas visas aiškinimas, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Og så avsluttes det når Jesus sier at de som klarer til slutt, blir frelst. Pagrindinė savybė ištvermė. Hoved er utholdenhet. Krikščionys turi kultivuoti savo charakteryje ištvermingumą. Kristne må utvikle utholdenhet i sin karakter. Kaip tai daryti? Hvordan? Nebėgti nuo sunkumo. Ikke løp fra vanskeligheter. Neišsisukinėti nuo darbų, kurie tau nepatinka. Ikke gå unna arbeid som du ikke liker. Dar sunkiau pasakysiu. Pastoviai nukryžiuot savo kūną, kūniškumą. Alltid sette kjøtt på korset. Nebenori tu eiti tam kažkokį tarnavimą ar padėti kažkam, bet giliai širdį juk tu pats žinai, kad tai yra gera. Eik ir daryk. Du vil ikke gå til en tjeneste, men du vet at det er godt, så bare gå og gjør det. Nes jeigu tu neišmoksi paprastose dalykuose, Hvis du ikke skal lære i enkle ting, kurias Dievas duoda, Som sąmoningai, gir, bus po to kaip ir man, kad vos bet atsilaikai, kai užgriūva tikri dalykai. blir det veldig vanskelig når ekte ting skjer. Bet dėka tik to, kad aš laikiausi arti Dievo, Men bare fordi jeg var nær Gud. Viešpas išvedė savo pergailiai. Gud ga meg seier. Ir dar keletą dalykų iš Biblijos. Antras laiškas Petrui. Andre Peterbrev. Pirmam skyriui paskaitysim nuo 4 iki 8 eilutės. Tokie įdomus dalykai ten parašyti. Draugė jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kurį skleidžia pasaulyje gyduliai. Todėl, ar žinot, kad jungtukas todėl, jis parodo, išryškina mintį, kas yra svarbiau, žinai. Jis paaiškina, ką aš dabar turėčiau daryti. Ar ne prieš tai buvo mintis ir kad tu ją suprastum, dabar Dievas duoda, sako, todėl daryk taip ir taip, kad tu gautum tus pažadus ir panašiai. Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę. Labai panašu, kaip romiečiams skaitėm. Dorybė pažinimą, pažinimu susivaldymą, susivaldymu ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jumise apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Så ved dette er vi skjenket det største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører listen i denne verden. Nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i god karakter, og den gode karakter i kunnskap. Og hun snakket med det at derfor, det understreker at det som står etter derfor, er det veldig viktig. Aš paakcentuosiu 2 veiksmažodžius. 2 ord. Išvadoje. Om poenget. Nes 8 eilutė yra išvada. Nummer 8 er poenget. Sako, kai šitie dalykai. For om all dette. O tie dalykai tai ta dorybė, pažinimas, susivaldymas, ištvermė. Så det er åndens frukter. Tai kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta. Og når disse tingene er levende i dere og er blant dere.
Ką reiškia gyvuoti? Tai reiškia būti gyvu. Hva betyr det å leve? Det er å være levende. Tai Dievas nori pasakyti, kai tavyje, dorybė, ištvermė, maldingumas yra gyvas, Når åndens frukter, det at du ber, er levende i deg, ir negano tarpsta, o tarpti reiškia vešliai aukti, reikšmė žodžio. og det at det er iblant dere, og det betyr at det vokser godt. Tu nebūsi apsileidęs tas krikščionis, kuris visus erzini. Og da du er sånn, så blir du ikke irriterende for andre kristne. Nes pacituoti mes visi mokame, mums reikia parodyti savo gyvenimu. For å sitere kan vi alle, du må vise det med livet. Ir tame sąraše būtent ne dėl atsitiktinumo, bet labai sąmoningai yra ir tas ištvermingumas, ištvermė. Det er ikke tilfeldig, men veldig tenket gjennom. Ir dar ką padeda irgi čia panašiai kaip ir Ramūnas vystė mintį, kad ištvermingumas, ištvermė neduos niekados jums likti kūdikio stadijoje, kūdikio lygyje. Og det at du har utholdenhet, blir du ikke som en baby. Nes jeigu mes atmesim būtent ištvermingumą, reiškia, mes atmesim visus mums nepatogius, nepatinkančius procesus gyvenime. Hvis du ikke tar det imot, så tar du ikke imot prosesser som vi ikke liker. Tai mes nebeauksim, stagnacija įvyks. Så vi skal ikke vokse, vi skal stoppe vokse. Ir paskutinė eilutė, ir užbaigsim. Siste vers, vi skal slutte. Mano toks kaip ir palinkėjimas. Laiškas Kolosiečiams, 1 skyrius, 23 eilutė. Tik ištverkite iškart. Tik ištverkite tikėjime, įsitvirtinę bei įsišaknyję. Ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinėjai po dangumi ir kurios tarnas aš Paulius esu. Hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir først bort fra håpet i evangeliet det dere har hørt, og som ble forsynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for. Tam, kad tu ištvertum tame tikėjime, čia yra vėl tie du žodžiai. Įsitvirtinti reikia ir įsišaknyti. Og at du skal stå fast i troen, er det to ord du skal holde fast og sette røtter i. Kodėl daug žmonių neištveria? Hvorfor mange ikke klarer? Nes jie vieną iš sąlygų pameta. Fordi de mister en av de tingene. Bažnyčia. Kirken, Jie neįsišaknyja bažnyčiai. menighet, de Ir tu esi setter kaip ikke ta røtter. viena avelė tada. Og da er du alene. Esi lengvas grobis velniui tada. Det er lett for djevelen å ta deg. Dievas nori, kad mes būtume ne šiaip paviršutiniškai pažintume Bibliją, bet mes tiesiog joj tvirtai stovėtume. Gud vil at vi ikke skal bare kjenne Bibelen litt, men at vi skal sette røtter i det. Nes žinokit, tikrai aš labai atvirai ir pažeidžiamai, nepaisant 9 metų nuolatinės tarnystės ir kitų žmonių ugdymo Kristuje, Selv om jeg tjente Gud i 9 år for andre folk, kai užeina tie patys juodžiausi etapai, kartais nebeprisiminė ne vienos rašto vietos. når det svarteste tider kommer, så husker du ingen vers. Ačiū Dievui, kad man prisimeni, kad kiekvienas, kuris šauksis Dievo vardu, Jėzaus vardu, bus išgelbėtas. Så det er best at du husker at alle som skal kalle på Jesus, Aš labai blir... žmogiškai ir atvirai kalbu. Jeg snakker som det er. Todėl mes visi, nesvarbu, ar 30 metų tarnaujam, ar vieną, ar apskritai neseniai tikėjom, Det betyr ingenting om vi har tjent i 1 år eller 30 eller ble nettopp frelst. mes visi turim ištverti tikėjime, įsišaknyje Vi må alle stå i troen og gå gjennom. ir nesiduoti atitraukiami nuo Evangelijos. Og ikke la at noen tar oss bort fra evangeliet. O Evangelija iš tikrųjų reiškia geroji žinia. Evangeliet betyr god nyhet. Tai yra ne tik, kad daug kas pagalvoja, kad Evangelija tai yra visas Naujas testamentas. Evangelija iš tikrųjų reiškia geroji žinia. Mange tenker at evangeliet er det hele Nye testamentet, men egentlig evangeliet er god nyhet. Ir jinai mums yra paskelbta, Og den er forsynt oss. jinai yra tiesa Det er sant. ir jos pakanka, kad mes išlaikytume tikėjimą. Og det er nok at vi skal holde fast i tro. Taigi ištvermė mums reikalinga. Så utholdenhet trenger vi. Pirma, kad išlaikytume tikėjimą. Først at vi skal holde troen. Antra, kad įgyvendintum savo pašaukimą. Nummer 2 at du skal gjøre det Gud vil av deg. Trečia, kad būtum palaimintas. Nummer 3 at du blir velsignet. Ketvirta, kad augtum, brestum ir tobulėtum. Nummer 4 du skal vokse og bli bedre og bedre.
5. Kad paliktum gerą pavyzdį. Och nummer 5, att du förlater ett exempel. Nes čia daug buvo kalbama apie tą vaisingumą. Det var mer snack om frukt. O žinot, kad vaismedis, kad išauktų ir duotų vaisių, jis pereina visus metų laikotarpius. Och dere vet att en trä ska ge frukt så må den gå genom alla säsonger. Turėjau omeny, jis ištveria visus sezonus. Den klarar alla säsonger. 6. Kad pasiektum rezultatą netrumpalaikį, o ilgalaikį. Och nummer 6, så att du ska nå resultat som inte är kort men är över lång tid. Ir 7. Kad išaugintum, iškultivuotum savo charakterį. Nummer 7, att din karaktär blir efter Jesus. Jo. Tu gali neatsiversti, tiesiog išversi pažodžiui, jeigu nori. Yra 2 Timotiejaus 4:7, galite užsirašyti, neverskit. Paulius užbaigė. Jis jau buvo labai, 2 laiškas Timotiejui, jau jis buvo labai senas, labai visoks koks ir jis Timotiejui paliko tokį patarimą. Okay. Ja, så da Paulus var gammel, skrev han till Timoteus och ja. Jo, o Timotiejus buvo jo mokinys. Och Timoteus var Paulus sin lärling. Ir aš manau, čia geriausias užbaigimas. Bästa måte att sluta på. Taigi 2 laiškas Timotiejui 4:7 yra parašyta: iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Så 2 Timoteus brev, vers 7, kapitel 4. Jag har kämpat en god kamp. Jag löp. Jag avsluttet løpet, og jeg har holdt fast troen. Kaip sakant, mes visi kovojam kovą, bet ne su vieni kitais, o tai yra prieš tai, kas mumis puola, kas mums priešinasi. Det at vi kjemper ikke med hverandre. Vi alle kjemper, men ikke med hverandre. Vi kjemper mot dem som angriper oss. Kaip jūs galvojat, mes esam sprinto bėgime, ar mes esam maratono bėgime? Er det sprint eller maraton? Dėja maratono. Ar maratoną įmanoma be ištvermės išbėgti? Er det mulig å løpe i maraton uten utholdenhet? Ikke det hele tatt. Ir svarbiausia išlaikyti tikėjimą. Det viktigste å holde troen. Visada, kai skaitysit Hebrajams 11, prisiminkit ne tik tais, kokie jie faini visi buvo tikėjimo vyrai ir moteris, bet kiek jie turėjo ištverti, kad išlaikytų tikėjimą. Og så alltid når dere leser kapittel 11 av Hebreerbrevet, husk at de troens menn og kvinner var ikke bare sånn gode, men tenk på det at de måtte gå gjennom mye veldig, veldig vanskelig. Dievas yra geras. Gud er god. Amen. Amen. Pasimelskim. La oss be. Brangus viešpatie, Kjære Herre, mes dėkojam tau, vi er takknemlige kad tu duodi maisto mūsų sielai, at du gir vår sjeler mat, kad tu pripildai mūsų dvasę, at du fyller vår ånd, kad tu esi geras ir ištikimas Dievas. at du er god og trofast. Ir mes pasitikim tavimi, Dieve. Vi stoler på deg, Gud. Kad ir kas būtų, tu pažadėjai, kad būsi su mumis ir nepaliksi mūsų. Uansett hva som skjer, du har lovet at du blir med oss og forlater ikke oss. Ir aš meldžiu už kiekvieną čia esantį, Jeg ber for hver en av oss, kad tu padėtum aukti ištvermėje, at du hjelper å vokse i utholdenhet, kad žmonės čia esantis neišbarstytų išgirsto žodžio. at folk som hørte ordet ikke kaster det bort. Nesvarbu kiek metų, kad mes visi iki vieno Dieve brandintume ir saugotume ištvermę. Uansett hvor mange år, men at vi alle skulle ta vare på at Aš meldžiu utholdenhet už tuos, vokser. kurie nebeturi jėgų. Jeg ber for dem som ikke har styrke, Už tuos, kuriems yra vis sunku tiesiog. de som har det vanskelig, Kad viešpatie, tu padėtum Dieve jiems tapti ištvermingais. at du, Herre, hjelper dem å holde ut. Kad šventoji dvasia tu vestum į Dievo tėvo artumą, At du, Helligånd, leder dem til nærhet av Gud Far, kuriame yra atokvėpis. som hvor er hjelp. Tiesiog mes meldžiam tavęs, Dieve. Vi ber deg, Gud. Mes norim nešti tau vaisių. Vi vil bære frukt. Aš prašau, Dieve, šitiems visiems žmonėms, kad jie suvoktų ir suprastų, kad jie yra Lietuvos ateitis. Jeg vil at alle mennesker skal Ir forstå at de Norvegijos. Litauens fremtid og Norges. Kad jie visi yra potencialūs.
At de alle er kad potensielle. kiekviename iš jų yra po dvasinę dovaną, bent vieną tikrai yra. At alle har en åndelig gave, i hvert fall en helt Aš sikkert. meldžiu, apsaugok nuo tų pagundų, Dieve, kad kai yra teistos mintys, viską mesti ir bėgti. Jeg ber å beskytte fra når de tenker å avslutte alt, Jie visą laiką žvelgtų į kryžių. Jėzus nepabėgo. at de ser på korset. Jesus har Jie ikke visą fri. laiką žiūrėtų į Jėzų. Jis ištvėrė iki galo. Se alt på Jesus. Han Ir kad tu viešpatie antgamtiškai suteiktum jėgų. har gått til slutten, og at overnaturlig du gir dem styrke. Išbėgti tą tikėjimo bėgimą iki galo. Løpe det løpet, troens løp. Mes prašom, kad tu veiktum šventoji dvasia, Vi ber at du er aktiv, Hellige Ånd. kad atvertum savo šaltinius, At du åpner dine, kad duotum pažinimą at du gir forståelse, viešpaties didybės Guds herlighet, ir šio pasaulio laikinumo. og at verden avslutter, Kad mūsų širdis būtų vis ištikimesnės ir atkaklesnės vardant tavęs, Jėzau. og at våre hjerter er mer og mer for deg. Viso to mes prašom, Dieve, dėkodami tau, Vi ber om alt det og takker kad iki šiol tu visada buvai su mumis. at du var alltid med oss til i dag. Mes mylim tave, Vi elsker deg. mes laiminam tavo didingą vardą Vi velsigner din store ir mes navn, dėkojam už visą šitą stovyklą, og vi er takknemlige for hele kad kampen. galim viens kitą laiminti ir stiprinti Dievę, viens kitam patarnauti Dievę. At vi kan velsigne og styrke hverandre og tjene hverandre. Suteik jaunimui išminties neišbarstyti visko. Gi ungdommene visdom og ikke kaste bort O alt. saugoti kaip tą lobį užkastą giliai širdyje. At de skal ta vare Jėzaus vardu på mes to det prašom. i hjertet. Jėzaus vardu mes prašom. Vi ber i Jesu navn. Amen.